Šią savaitę Lietuva paskelbė sumažinusi Svetlanos Cichanouskajos apsaugos lygį. Saugumo departamento vadovas, patys baltarusiai ir analitikai sako, kad grėsmės kokios buvo, tokios ir liko. Lietuvių sprendimu jau džiaugiasi Baltarusijos ir Rusijos režimų kontroliuojama spauda, o Cichanouskajos biuras neatmeta galimybės palikti Lietuvą. Apsauga Svetlana Cichanouskaja lydėjo ir užsienyje, ir Lietuvos Seime. Išvengta ir incidentų. Po suklastoto Baltarusijos prezidento rinkimų į Lietuvą atvykusi Cichanouskaja saugota 5 metus. Iš tikrųjų, kokią apsaugą ji turėjo, vadovaujantis mūsų teisės aktais, turi tik 3 vadovai. Tai yra prezidentas, Seimo pirmininkas ir ministras pirmininkas. Tačiau jau nebeturi. Neoficialiai išlaikyti Cichanouskają kainuoja 1 milijoną eurų per metus. Tik fizinė apsauga atsiėjo apie 300 000 eurų. Lenkijos užsienio reikalų ministras ją vadina ponia prezidente. Pani prezident, zapraszam serdecznie. Kada Svetlana Cichanouskaja atvažiuoja į Lenkiją, Sikorski, Tuskas visada sakė, Madam President, prezidentė. Svetlana vakarų pasauliui demokratinėms šalims lieka Baltarusijos veidu ir kai prieš ją taikomi tokie veiksmai, tai smogia visai ištremtai Baltarusijos opozicijai. Režimas gali tuo pasinaudoti. Pas Lukašenką dabar ten yra šventė. Šampanas ten atsidarytas visur. Atsiboda Lietuvai. Lietuvė atsiboda saugyti Cichanouskajai už 1 milijoną eurų. Tai Baltarusijos ir Rusijos kontroliuojamų leidinių antraštės. Ir tai dar ne viskas. Mūsų darbuotojai šeima, kad gyvena Baltarusijai, pas jūs atėjo jau KGB, jis sakė, Lietuva jūs jauni saugo, nebelaikys, tai žiūrėkit, kad bus, turėsit daugiau spaudimo. Tas opozicijos saugumo trapumas. Prieš metus nuo šūvio dužo Baltarusių ortodoksų bendruomenės maldos namų langas. Taip pat fiksuoti išpoliai prieš dar kelis su Baltarusiai susijusius pastatus. Prieš 1,5 metų Vilniuje prie namų užpultas Kremliaus kritikas Leonidas Volkovas. Tačiau jei Cichanouskajos biuras išsikels, politikai skaičiuoja, kad Lietuva gali prarasti daugiau nei išleido apsaugai. Sutaupę 1 milijoną, mes rizikuojam prarasti apie 50. Tovilinas sako, kad Baltarusijos opozicijos organizacijos per 5 metus gavo apie 200 milijonų eurų paramos. Apie 50 milijonų ėjo per Lietuvoje registruotas organizacijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia GPM, PVM, renginių organizavimą. Tačiau didesnis praradimas būtų reputacinis. Dabar, jeigu mes aiva vieną šitos atsisakom, tai ir to mūsų įvaizdžio ir mūsų svorio tarptautinės politikos prasme klausimas atsiranda.